Ačiū jums taip pat. Na, o šalia manęs jau Simona Stanapėdytė, mūsų kūrybinės grupės narė, kuri dažniausiai, išduosiu paslaptį, sportiškiausia ir sportuoja dažniausiai. Pirmadieniais rengia žvalų rytą, bet šįryt nusižengė Simona tradicijoms ir smaližiauja. Taip galima per gimtadienį? Negalima, taip. Tiesą sakant, sportas ir maistas ir šiaip jau saldumynai yra blogai suderinami, bet manau, kad ne tik sportas, bet ir maistas yra mano antroji aistra ir nemanau, kad tikrai blogiau jaučiausi, jeigu gaminčiau, o nesportuočiau galų gale. Bet šį kartą mes kepim gimtadienio tortą. Ar tas gimtadienio tortas toks, kaip pati mėgsti, džiazuojantis, ar turi griežtą, pavadinkim, receptūrą? Nes aš išduosiu paslaptį, Simona labai dažnai mus vaišina savo ruoštais, kaip jis sako, pyragais iš kirvio. Ką turi šaldytuve, tą ir sumeta, bet būna be galo skanu. Ar toks bus šį rytą jubiliejaus tortas? Taip, pradėkime nuo to, kad tortą aišku gamino konditerė, kuri sukūrė pati ir jis labai paprastas, bet aš visą laiką manau, kad tie receptai, kuriuos mes rodom, nereiktų jų išsigąsti ir reiktų improvizuoti. Jeigu jūs neturit brašių, kur Lavija šiandien rodė, nieko tokio, kokteilis irgi bus skanus. Tai lygiai taip pat iš mūsų torto, aš manau, jeigu paėmus viršutinį pagrindą, tik tai kur yra kiaušiniai, cukrus ir griekiniai riešutai ir pridėjus dar riešutų ir razinų, gautųsi stebuklingi sausainiai. Tad pristatom kartu su Simona patį skaniausią jubiliejinį tortą, kurį galite modifikuoti, kaip tik norite. Tik tai, žinoma, reikia žiūrėti Labą rytą. Labas rytas, mano vardas Lilė, aš dirbu konditerė, kaviniai skonis ir kvapas. Šiandien mes gaminsim renginį tortą, gimtadienio tortą. Mums reikės pagrindui 6 kiaušinių baltymų, 2 stiklinių cukraus ir saujo griekinių riešutų. Kremui reikės grietinėlės riebios, stiklinės juodųjų serbentų ir pusė stiklinės juodųjų serbentų uogienės. O papuošimui mes naudosim vynuogės šviežios ir taip pat pistacijų, susmulkintos pistacijos. Dabar mes į katiliuką plakimo mašinos supilam cukrų. O paskui reikia baltymus. Ir sudeda viską. Ir dideliu greičiu reikia apie 20 minučių plakti. Išjungiam plakimo mašinėlę. Ir vat jų turis padidėjo beveik 4 kartus. Sudedam griekinius riešutus ir išmaišom. Su ranka darom tokius blynelius. Nu štai, šitos blynelius mes pašaunam į pečių 140 laipsnių temperatūros ir džiovinam 50 minučių. Mūsų pagrindai jau iškepėm, galėsim klijuoti tortą. Mums reikės grietinėlės. Taip, ir vėl plaksim po plakimo mašiną. Iki purumo. Porą šaukštų išplaktos grietinėlės paliekam papuošimams. Į išplaktą grietinėlę sudedam juoduosius serbentus ir juodųjų serbentų uogienę. Ranka gerai viską išmaišom. Vieną saują kremą dedam ant pirmo pagrindo ir viską gražiai išlyginam. Iš viršaus dedam dar vieną blyną. Su palikta grietinėlėm mes aptepsim viršų, baltas gražus. Užrašą darysim, dažysim su šokoladu.
Tortas paruoštas, su gimtadieniu. Jubiliejaus draugas, skonis ir kvapas, jūsų arbatos tiekėjas. Mėlėjai mūsų žiūrovai, gavome daugybę sveikinimų, na ir štai dar vienas, kurį norėtumėm parodyti jums, pasidžiaugti ir žinoma apdovanoti mūsų draugų Skonis ir kvapas įsteigtomis dovanomis. Na, Skonis ir kvapas dovanos jums visą gausybę arbatų, skanėstų prie arbatos ir net indą, kuriame plikyti arbatą. O gimtadienio filmukas atsiuntė mums Irena Vaitkienė, jos sūnus Bernardas labai mėgsta animacinius filmukus iš plastilino. Ir išgirdęs apie tai, kad mes ruošiamės gimtadienį ir laukiame filmuotų sveikinimų, pradėjo pats kurti filmuką. Ir žinoma, mama pritarė ir padėjo ir filmuke jis nusprendė pavaizduoti mūsų šį gimtadienio rytą. Pasižiūrėkite. Jubiliejaus draugas, skonis ir kvapas, jūsų arbatos tiekėjas. Net 3 metus ir kiek dar daugiau laidą vedė Guoda Pečiulytė, kuri šiandien gyvena ir dirba Briuselyje ir ten yra Lietuvos ryto žurnalistė. Tad nusikelkime į ten ir išgirskime keletą jos sveikinimo žodžių. Labas rytas, Lietuva! Su garsiausiu Briuselio gyventojų kartu jūs sveikiname gimtadienio progą. Linkime nuostabių žiūrovų, išradingų žurnalistų, puikių temų ir, žinoma, svarbiausia, gerų žadintuvų.